su šita tema apie darnią plėtrą, apie ekologinį gaminių projektavimą, apie ateities technologijas ir gaminius. Tai yra tema, kurią iš principo vystau savo mokslinėj srity 12 metų ir tai yra ta pagrindinė mokslinė duona. Todėl pasakoti apie tai, ką darai, apie praktiškai vykdomus projektus yra didelis malonumas ir džiaugsmas ir tai nėra sudėtinga. Mūsų mokslinių tyrimų sritis yra labai taikoma ir iš principo metodai ir priemonės, kuriuos mes kuriam, tai yra skirti patenkinti pramonės lūkesčius dėl griežtėjančių aplinkosauginių teisinių reikalavimų ir dėl didelės konkurencijos rinkoje. Todėl priemonės, kurias mes sukūrę, jos yra įdiegtos virš 50 projektų pramonės įmonės ir virš 20 gaminių jau yra išleisti į prekybą ir pramonės įmonės inovatyvios su malonumu naudojasi mokslinių tyrimų paslaugomis. Kada mes kalbam apie tai, ką gamina pramonė, apie taršą, mes turime paklausti, ką mes perkame ką mes renkamės prekybos lentynose, nes nuo mūsų sprendimų iš principo priklauso tai, ką gamintojai gamina. Nes vartotojai yra ta jėga, kuri gali diktuoti sąlygas ir išprusęs vartotojas, žinantis, kaip teisingai pasirinkti, ką pasirinkti, vartotojas iš principo labai nuremia daug. Pirmas dalykas, pats svarbiausias dalykas kiekvienam jaunam žmogui, tai yra nuolatos viskuo domėtis. Domėtis, sužinoti, kaip teisingai reikia pasirinkti, ką reiškia ženklai, ką reiškia sprendimai, koks yra vieno arba kito asmeninio sprendimo poveikis. Ir iš tiesų be žinių vėlgi būtinas užsidegimas, noras, tikėjimas, kad kiekvienas mažas sprendimas sukelia didelius sprendimus. Ir ta atsakomybė, jinai iš principo, nors yra bendra, bet prasideda nuo kiekvieno mūsų atskirai. Todėl iš tikrųjų reikia kūrybingais, drąsiais ir tikėti, kad gali pakeisti kiekvienas aplinką.